Labas, šiandieną mūsų scenoje ypatingas kristalas ir tikrai ne visiems. Tai yra magams, raganoms, raganaitėms, šamanams, vedliams, žyniams ir kitiems, kurie yra ezoterikos pasaulyje. Tai yra stebuklingas magų akmuo atsakingas už pasąmonę, už visokeriopą apsaugą ir mūsų gerovę. Labai dažnai galite klaidingai jį įsigyti ir vietoje jo gauti tiesiog agatą. Tai reikia žinoti, kaip jį atskirti, bet tai yra tikrasis Morijonas magų akmuo. Nuo seno net ezoteriniuose šaltiniuose minimas kaip stebuklingas ir buvo naudojamas jau Lemūrijoje, Atlantidoje ir senovės civilizacijose. Šį mineralą jau viduramžiais turėjo